Sakykite, kiek to jūsų kolekcijoje yra draugų? Draugų jau yra virš 800 turbūt. A, tai jūs čia atvarko tą visą kolekciją? Nu taip, taigi... Pagrindinė prižiūrėtoja? Taip, dulkių valytoja, kitaip sakant. Ai, taip, nes Nu, atvirai pasakius, tai parodysim. Iš tikrųjų, kaip turi net atrodytų, žurnale. Nuotrauką tą parodyti, kaip namuose galima 800 šunelių sutalpinti. Čia yra dalis, čia yra apie 500, kiti yra kitoj spintai, kiti paslėpti. Tai kiek čia laiko reikia, kol visus apžiūrėti, apvalyti ir turbūt kiekvienam kažkokia vis tiek priežiūros ypatingos reikia, nes iš kitokios medžiagos pagaminta. O žinot, aš atvažiuodamas pagalvojau, juk vis dėlto ta kolekcija mūsų ir suvienyje. Jūsų šeimą turite omenyje? Ir mūsų šeima, ir mūsų visa šeima, tai yra giminė, draugai, bičiuliai. Toks yra vienijimas. Vaikai, mūsų vaikai, Janyti, Broniukas, tai jie jau serga. Ir jeigu kas į svečius pas jūs, tai būtinai šuniuką kokį nors. Jau yra taisyklė, kad pavojinga ateiti, nes galime ir įsižeisti, jeigu bent va tokį, kaip sakom, atneškit, bet kad būtų dovanyti. Ypatingai, pasakyti iš kiek. Vis dėlto yra parvažiavę iš 28 pasaulio šalių. Tai tuo tarpu mes patys buvom gal 2-3. Tai reiškia, parvežė kas? Draugai, pažįstami, bičiuliai, giminės. O kaip, tarkim, vaikai vis dėlto mažai, aš pagalvoju apie savo mažąją, nedaug dėvėjai pasakysi, kad negalima tenai liesti, būtinai ten įniks, kažkokiu būdu pateks. Ir niekas nebuvo sukelta, visi šunys, tai čia yra plastikinis įgalima ir pagaliau versti nieko nesitiks, bet yra porcelianas, yra krištalas, yra stiklas. Ir visi, kai buvo, natūraliai, kaip namuose sudėti. Nuo šitokių, Broniukas tik buvo ant tos paspirtukos, kur važinėdavo. Buvo žmonių stebėjus, kaip taip galima. Privažiuojant nuo glosto, pasidžiaugi ir viskas. Visi buvo atviri. Tai čia jūsų pats didžiausias šitas? Ne, yra aukštesnis. O sakykit, su gyvais, kaip šuniukais, taigi visi čia patį mažiausiai apžiūrėsim. O gyva? Kai atsirado vaikų, reikėjo gyvą. Turėjom labradoro retrieverį, bet reikėjo skirtis. Čia mažiuką mes patys patupdėm ant gintaro, kad bijom nepamestume. Dievuliukus draugas išvelgs. Aha, tai daugiausia šunų turinti šeima Lietuvoje, be jokios abejonės, kitaip ir būtų negali. O, nacionalinis šiaudas šunis. Taip. Šunčiaudis. Abipusis šuo. Abipusis šuo, tikrai. Labai neseniai iš muilo radom. Aha, švarų šuniukas. Aha, čia žalvaris. Tai jūs patys, jeigu važiuojat, kažkur pamatot šunį, jau nebeatsispiria tai pagundai ir būtinai nusipirkti. Ne tik tais, jau čia kartais pradžioj dar buvo net sportinis interesas, kas pirmiau greičiau pamatysim tą šunį. Vis dėlto kolekcijai 91 metais pradėjom, jau yra taip jau 11 metų. Bet kodėl jūs būtent tai šunimis susidomėjot, kodėl pradėjot juos kolekcionuoti, kaip čia ta buvo pati pradžia? Praktiškai spontaniškai, taip išėjo. Šiaip aš labai mylėjau visada šunis, aš labai norėjau gyvo. Bet gyvo nepavyko laikyti? Ir tuo momentu man vyras atnešė ryte iki ranką mažą keramikinį, nuo to ir prasidėjo viskas. Aišku. O tai gal jūs dėl sveikatos kažką? Ne, paprasčiausiai. Tada fiziškai ir finansiškai mes negalėjom išlaikyti šito labradoro retrieverio. Buvo 2 vaikai, plaukėmės antro. Taip, jau kaip reikia. Toks ten buvo bičiulis, tikras ne šuo, bičiulis. O Vytautai, aš